7 Kauno dienų pokalbį Amerikos lietuvis Kimo Arbas. Labas. Daugybės meno projektų autorius nuo avangardinio performanso, kino iki sakralinių apeigų. Taip pat ir baltų senosios religijos vaidila ir oficialus jos atstovas Šiaurės Amerikoje. Interviu įrašo dieną Kimą pasitiko oro pavojaus perspėjimo sirenos. Kaip sureagavote? Savotiškas, nežinau, negavau pranešimą prieš tai, tik girdėjau ir galvoju, žinai. Bet labai gerai, kad visi treniruojasi, ruošiasi, čia svarbiausia, nes blogiausia yra neruoštis ir nieko nedaryti. Pradėkime pokalbį prisistatymu. Labas, aš Kimo Arbas. Aš Amerikos lietuvis, gimiau Havajuose ir aš esu menininkas ir atradėjas. Užaugau Los Andželese, tada esu gyvenęs Vokietijoje, studijavau tenai, buvau Vasario 16 gimnazija, studijavau vieną metu Berlyne, universitete Künste. Mano specialybė buvo kaip neoficialus triguba specialybė – menas, filmas ir muzika. Esate senųjų baltų tikėjimo bendruomenės vaidila, o gal šamanas? Taip, aš esu vaidila iš Romuvos, jau 20 metų panašu, dėl Šiaurės Amerikos. Ko skiriasi mes nuo to kito religijos, mes nesakom, kad mūsų yra vienintelis kelias, o visi kiti yra blogi. Mes atvirkščiai, mes sakom, viskas yra skirtingos kelias į tą pačią dalyką. Žinai, kaip Gediminas rašo popiežius, mums nereikia būti pakrikštytas, nes mes jau tikim tą pačią Dievą. Kas man yra gražiausias yra, kad mes nelaikom mūsų religiją virš kitų. Kodėl mūsų turėtų būti geresnis, jeigu mes tą pačią Dievą tikim. Kitas dalykas yra, mes negalvojam, kad žmogus yra kažkaip aukštesnis negu kiti gyvuliai arba gamtos arba augalai ir taip toliau. Netgi už akmenis ir taip toliau. Viskas yra gyvas, viskas yra šventas ir čia yra svarbiausias dalykas. Kai pradeda su tos egoizmas ir visi galvoja, kad jie geresni negu kiti, pradeda tos karus, darosi nelygybė tarp žmonių ir gamta ir taip toliau. Ir darosi didžiausias problemas pasaulyje. Jo, yra žmonės, kurie ten savo krūtinės ten mušėsi, sako, aš tai geras, tu blogas, nes tu netiki, kaip aš tikiu. Tai yra nesąmonė. Tik būk geras žmogus, kukliai ir viskas. O kam čia parodyti visą pasaulį, koks tu esi ir taip toliau. Tik daryk ir viskas. Jūs savo projektą Awakening 150, pabudimas 150, raginate prabusti. Ar kultūra gali būti ginklas? Taip, kultūra laisvai gali būti ginklas. Aš sakyčiau, jis yra weapon of choice, kaip sakoma. Ne ginklas, kuris žudo, bet ginklas, kuris duoda gyvybę. Šitas yra specialiai skirtas Čiurlioniui, nes jis yra vienas iš mano didžiausias įkvėpimais. Jis buvo visiškai avant-garde. Jis yra tikrai Lietuvos didvyris, kaip sakoma. Tos laikais ne visi žinojo, kas yra lietuvis. Tai viskas, kas yra lietuviška, kuris yra svarbus, yra labai šventas dalykas, šventas reikalas. Jūsų seneliai žinomi žmonės, rašytoja ir architektas, o jūsų mama buvo viena pirmųjų Lietuva atgavus nepriklausomybę, mokinusi mūsų anglų kalbos. Taip, labai didžioja šitie žmonės, mano giminės, taip, mano močiutė rašė ten virš 30 knygų, poetė, romanais, taip toliau. Mano senelis, jis buvo pagrindinė veikėjas, Kęstutenas buvo, Kazimieraitis buvo jo commander ir mano motina tikrai atneša su savim laisvės, nes jinai visiškai laisvas žmogus. Atėjo ir jo, su anglų kalba. Čia vidų. Aš atvažiavau su mano senelis ir su mano motina. Čia buvo dar sovietmečius. Ir tos laikais aš ne iki galo supratau, kas yra Lietuva, kokia situacija ir taip toliau. Žinoma, aš tautinį šokai šokdavau, šeštadieninį mokyklą šiek tiek dalyvavau, bet kai atvažiuoji į Lietuvos žemę, man tai yra kaip šventa žemė. Tai darosi
visiškai kitą įspūdis. Tai aš mačiau, kai mes matom mano senelio sesą ir jinai gyveno dar ten kaime, kur mano senelis turėjo, žinai, jo tėvai buvo ir padaro, ir aš mačiau, kiek destrukcija čia vyko, viskas pilkas ir ledinos snukis visur. Tai tą momentas aš tapau Lietuvos patriotas. Vietoj Coca-Colos reklamos tai buvo ledinos snukis visur. Tas buvo labai keistas. Visiškai iš tą knygas 1984 iš George Orwell. Visiškas tas pats. Tai Big Brother. Siaubas. Lietuva ir Latvija, Estija, mes šnekam, kas yra kas ir niekas nenori girdėti. Tas šovinizmas iš vakarus pasaulyje, kurį taip per išlepinti gyvenimą gyvena. Kaip aš sakau, ten kartais žmonės mes užaugom beveik kaip Disneylande, o yra tos žmonės, kurie gyvena realybę. O Jėzau Marija. Trumpas yra rusų agentas, atsiprašau, bet jis yra visiškas išdavikas, jis yra prieš Ameriką, jis yra prieš mūsų draugai ir taip toliau. Jis jau senai turėjo sėdėti kalėjime. Aš tai menininkas, aš sakysiu, be jokių politikų. Jis yra išdavikas, jis turėtų sėdėti kalėjime jau senai. Aš bijau, kad jis mirs prieš jis sės kalėjime. Mes tiek padarėm per tos 35 metus ir dabar vis tiek yra tų žmonės, kurie parduoda Lietuvą. Tai aš už žmonės toliau kovojam. Jūs neblogai šnekate lietuviškai. Ko palinkėtumėt lietuviai? Ačiū labai, pirmiausia, kartais kompleksuoju, kartais ne, bet ką aš linkėčiau lietuviai, tai už sveiką Lietuvą. O dabar išgirsite išskirtinį ritualinį garsą. Čia vadinasi geležinis vilkas, toks technikas, kur aišku, kūnas tai daro, tai turbūt aš ne sukūrė, bet aš tą atrado ir neradau mokytojo, tai toliau treniruojuosi su tuo.